O2 naudotojo instrukcija. Kaip gamybos vadovui paleisti užsakymus į gamybą. Einame į gamybą, einame į gamybos užsakymus, susirūšiuojame gamybos užsakymus pagal būklę. Reiškia, šiuo metu yra 4 būklės. Tai yra atšaukti gamybos užsakymai, įvykdyti gamybos užsakymai, kurie jau yra gaminami ir gamybos užsakymai, kurie yra patvirtinti. Atsiverčiame patvirtintus gamybos užsakymus ir programa mums juos automatiškai surūšiuoja nuo labiausiai sunaudoto buferio iki mažiausiai sunaudoto buferio. Jeigu buferio skaičius yra neigiamas, reiškia užsakymą į gamybą dar paleisti nereikia. Čia antras stulpelis nurodo, kada užsakymas turėjo būti paleistas į gamybą. Reiškia, užsakymas numeris 667 turėjo būti paleistas į gamybą prieš 18 dienų, tačiau matome, kad neatvykusios yra žaliavos, buferis yra sunaudotas 50%. Reiškia, gamybos vadovas šiuo metu gali paleisti tik tai užsakymą numeris 691, nes žaliavos yra, jo buferis sunaudotas jau yra 20%, jis turėjo būti paleistas prieš 17 dienų, tačiau jis greičiausiai neturėjo tuo metu žaliavų, todėl šiuo metu gamybos vadovas turėtų paleisti šį užsakymą į gamybą. Toliau turėtų paleisti 690, nes žaliavos yra, toliau turėtų paleisti 693, nes žaliavos yra ir taip toliau. Reiškia, visur, kur component status yra available, reiškia, žaliavos yra ir galima šitos užsakymus paleisti į gamybą.